Pirmą sykį pravežė tėvas su savo senu jaunystės motociklu, žvėryne. Man tada buvo 12 metų, Pušų gatvė. Net nepastebėjau, kad nupūtė kepurę. Tada grįžo, pakėlėm kepurę ir pasakė, kad jeigu tipo atseit būsiu geras, tą motociklą atveš į kaimą. Aš aišku geras nebuvau, bet jis vis tiek motociklą atvežė į kaimą. Ir nuo 13 metų pradėjau savarankiškai važinėti kaime savo schodu. Pradžioje važinėjom dviese, nes jeigu vienas aš jį nuversdavau šoną, net keldavau, reikėdavo draugo pagalbos. Ką žinau, tai prasidėjo istorija. Jo, viena iš siekimybių tai buvo išsilaikyti teisės. Nepamenu, ar 16 ar 17 išsilaikiau teisės ir atvažiavau į Vilnių, nors tėvas uždraudė prieš tai, ne, sakė, tik kaime važinėti. Įprasta transporto priemonė. Jokio kulto, jokio garbinimo. Net pas mane čia 2 skeptikai buvo. Ai, čia mopedas, čia pohui, kad 125, sakau, pala. Pravažiavo, žinai. Vienas po to, daug darbiškai čia sako pavažinėti. Ir aišku, po to norėjosi Javos nenupirkom. Netyčia nupirkom Dnieprą, tai prasidėjo rokerių laikas, kai rokeriai važinėjo. Tada tos Dnieprus puolėm perdarinėt. Nes reikėjo biškį, bet jis būtų kitoks, nes tie sovietiniai aparatai tai labai niūrus, tokie neįdomus. Aš tai skirstau visą tą dalyką į 2 etapus važinėjimo. Tai ta prasme sovietmečio važinėjimas ir postsovietiniai Lietuvoje pirmieji nepriklausomybės ten kokių 5 metis ar gal net ir pirmieji 8 metai. Ir po to, kai masiškai užplūdo japonų gamybos motociklai. Užsienietiški. Kadangi buvom iš darbo liaudies sluoksnio, tai labai ilgai negalėjom jų įpirkti. Važiuoja šitas daiktas, važiuoja. Bet dar reikia tvarkyti. Tos 2 važinėjimo etapus atskiriu, nes labai skirtinga kultūra, subkultūra ir ta prasme tie 2 dalykai labai skiriasi. Tiek techninių, tiek moralinių. Tie paskutiniai 8 metai irgi 5 metai labai skiriasi motociklizmo. Tarp 98 ir 2002 labai žymus perversmas įvyko motociklizme Lietuvoje. Tie, kurie viską pradėjo sovietmečiu ir tokie auksiniai pasivažinėjimo laikai buvo pirmieji 10 nepriklausomybės metų, ten buvo tikrai archaiški metai. Laukiniai 90-ieji, visiškai laukiniai. Jau galėjai ir bardakus daryti ir niekas iš tikrųjų nebausdavo už tos bardakus. Dabar tai jau nebegali to sau leisti. Jo, neprisimenu metų, kelintais metais mes užsidėjom šalmus, tam, kad policija nestabdytų. Nes anksčiau, jeigu užsidėjai šalmą, tiesiog policija nestabdydavo. Net jeigu ir sustabdydavo, net jeigu dokumentai netvarkingi, vien tik tai, kad važiuoji su šalmu, už tai paleisdavo. Džiaugiuosi, kad iš jūsų atvažiavai. Ar ten įbrėžimai, nebrėžimai, kreikimai? Ir dabar toksai važinėjimas yra, kaip pasakyti, gerietiškas, jau be chuliganizmo, be jokių ten nesąmonių, pagal visas taisyklės, visais dokumentais. Be važiavimo be šalmo ar be dar kažkaip kalbos nėra. Ir, aišku, žiauri nostalgija tam sovietmečio laikotarpiui, bet techniniu požiūriu tai ten buvo visiškas pravalas. Bet tai turi ir gerą pusę, išmoksti remontuoti ir prižiūrėti techniką, ne tik važinėti. Kai žmogus techninis, dirbu su technika ir prieinu prie technikos, tai pažiūrėjau, man dabar yra, techninė prasme, aš save galiu labiau išreikšti. Nes tada buvo rusiški sovietiniai motociklai, kur tu ten, reikia užsitepaluose. Kiekvieną savaitę kažkokie remontai ir tu, jeigu nori važiuoti, turėjai būti, super mechaniku. Arba turėti draugų, kurie yra super mechanikai. Gal čia šita paranoja, Dar ant manęs, aš sakau, loja lenciūgą. Ne, viskas gerai, tai niekas netrūkčia, niekas neloja. Dabar patys paranojame. Kiek visi bevarytų ant japoniškų motociklų, bet jie po šiai dienai yra nepralenkiami. Biški paspardė, biški atkaliai tą motociklą įsvažiuoja. Ten tiek ištvermingi, tiek jie patikimi ir tiek negriūna, jeigu tvarkingi. Realiai nežinau, kada nors norėčiau nusilenkti visiems japonų inžinieriams, kurie kūrė šitos stebuklus. Asortimentas motociklų yra dabar žiauriai platus, skirtingas, nuo senesnių iki naujesnių, ten nuo vienų iki kitų. Bet aš nežinau, ar užteks
pusę gyvenimo išbandyti visus ir ta prasme pasirinkti, apsispręsti. Po šiai dienai nežinau, kuris, tarkim, man labiausiai yra patinkantis motociklas, nes kuo daugiau žiūri, kuo daugiau bandai, tuo labiau visokių atradimų randi. Aš tai matau dabar tokį dalyką, žiauriai skiriasi ir išsiskiria senoji karta ir naujieji motociklistai. Ir, nesinori jaustis pensininku, žinai, bet, kartais su jaunais motociklistais oficiniais pakalbiai, tai, sunku būna. Supranti, kai lieka nostalgija, labai sunku pasakyti, kada geriau buvo. Atrodo, o ten tai buvo laikai, o ten tai chebra, žinai. Bet iš tos pusės pagalvoju, negali dabar tų laikų lyginti su dabartiniais, tai nesulyginami dalykai. Bet tiesiog šiai dienai Lietuvoje tai yra 2 kartų lūžis. Man motociklas tai yra atradimas, iššūkis ir bandymas judėti kažkur toliau, nesustoti. Žiūriu kaip į techninį tokį mažą stebuklą ir stengiasi jo negarbinti, o jį išnaudoti. Bet iš principo tai kažkaip vieni iš to, pavažinėja jaunystė ir meta tą reikalą, o man su draugais nesigavo, nes visi faktiškai ir likome prie motociklų.